Sveiki, mėlyje žmonės, draugai ir nedraugai. Dar viena gražia žiemos diena. Nelaukiu tik šilumos sąskaitos. Va, ne apie tai. Negaliu nepasidalinti savo subjektyvę nuomonę ir mintimis apie tai, kas vyksta šiandien pasaulyje. Tai turiu omeny Trumpo dalyvavimo Davoso forume ten su tais nevykėliais ir nusikaltėliais. Ir apie Grenlandiją taipogi ir santykius Trumpo su Europa. Tai dabar pateiksiu palyginimą. Įsivaizduokite, kad jūs gyvenate daugiabutyje, dirbate daug, tvarkotės, sunku jums, mokate visus mokesčius, prižiūrite namą, valote laiptinę, savo namus taip pat. Ir turite kelis kaimynus, kurie girtuokliauja, žolę rūką, vartoja narkotikus, mušasi. Prisikviečia į namus visokių benamių, valkatų, asocialų, chuliganų, banditų. Ir reikalauja, kad kiti taip darytų, visus aplinkui laiko kvailais dėl savo nesėkmių. Tai, ką aš pasakiau, palyginau žmogų. Visi, gal kas turite aplinkoje žmonių, kurie kenčia nuo alkoholizmo, narkomanijos, lošimo ar dar ko nors, tai tie žmonės elgiasi panašiai. Neša iš namų daiktus, pardavinėja, gali iškraustyti jūsų piniginę, rūkyti lovoje, padegti namus. Jokie įkalbinėjimai nepadeda, niekas, esi pats durnas, kada geriau jaučiasi kaimynas įsiblaivęs arba tas artimas iš tavęs šaiposi, kada blogai, tada kaltina arba verkia duok pinigų pachmėlui. Tai čia tiek kaimynas laiptiniai, tiek artimas žmogus, tiek Europa šiandien su Amerika. Jiemsgi buvo pasakyta, kad didžiausias priešas esate patys jūs savo. Tai jie išgirdo tik tai, kad ne Rusija priešas, nors Rusija lieka priešas, bet nenugalimas tokiomis sąlygomis, kaip dabar gyvename. Tai va, tas pats su ta Grenlandija. Jeigu nesutvarkys adekvatus šeimininkas, nesutvarkys jos, tai ją užgrobs visokie valkatos, priešiški benamiai ir iš ten kenks, šiukšlins, degins namus, vartos narkotikus ir panašiai. Ta pasakė Vencas savo kalboje tada Europai, kad jūsgi varžote savo žmonių laisvę, jūsgi varžote demokratiją, naikinate ir ką su jumis kalbėti. Tai dar man keista, kad kalbasi, vis tiek yra kažkokia susistovėję tradicijos, laiko sąjungininkais vis dar. Bet aš bijau, kad ilgai tai netruks ir tai jau vyksta. Lietuvos vaidmuo tai yra net ne to girto kaimyno, ne to girto šeiminykščio, bet toks delinkvento, tai yra nusikalsti linkusio paauglio, kišenvagio, rūkančiojo, nemandagaus chuligano, galinčio apvogti, primušti, ko nebijo ir panašiai. Ir laikančio autoritetų didelius tuos visus banditus ir panašiai. Tai čia net kalbėti nėra ką. Tai va toks apgailėtinas palyginimas. Gydymas tokių žmonių, tokių šalių, tokių visuomenių, man labai gaila, bet per nepriteklius, badą, šaltį, nepatogumus ir gėdą. Tai va tą Trumpas daro dabar su Europa, gėdėje. Tos Davoso visokius smulkius ir panašiai, ir pasakė, kad aš daugiau neseliksiu ir manęs neversk atsakyti už savo bėdas. Neverskite man savo problemą ant mano sprando. Tai va tik tiek. Toks trumpas, bet mano toks pasisakymas, aš seniai tą stebiu,
ir kuo toliau, tai tuo panašiau darosi į girto žmogaus elgesį, kuris terrorizuoja aplinkui artimus, darbdavius ir panašiai. Tai vat vienas iš darbdavių artimų sako, eik tu po velnių. Dėl manęs gali nugaišti, vis tiek iš tavęs jokios naudos. Tai va toks reziumė būtų Trumpo su Europa. Ir taip pat su Grenlandija. Negalima vaikams duoti degtukų, reikia juos atimti. Negalima duoti pinigų, jeigu juos praperka cigaretėms, prisikviečia visokių nelegalų, visokių valkatų, veltėdžių ir juos kartu maitinti. Tai va, mėlėjai, pagalvokite apie tai, dalinkitės, jeigu tinka, būtinai komentuokite. Geros jums dienos.